Tai viena iš labiausiai skaldančių politinių problemų Izraelyje. Ultraortodoksų religinių vyrų atleidimas nuo šaukimo į kariuomenę, ypač tuo metu, kai atrodo, kad daugumai karių privalomosios tarnybos trukmė greičiausiai bus pratęsta. Izraelio parlamentas šiandien priėmė įstatymą, draudžiantį suimti ir patraukti baudžiamojo atsakomybėn ultraortodoksus vyrus, vengiančius karinės tarnybos. Ši prieštaringai vertinama priemonė suteikia 10 000 šaukimo vengėjų imunitetą nuo suėmimo iki lapkričio pabaigos. Ji taip pat sustabdo vykstančius baudžiamuosius procesus prieš tuos, kuriems jau taikomos sankcijos. Dėl to parlamente tvyrojo didelė įtampa. Taigi, daugiau apie tai papasakos mūsų korespondentas Balivas Sadikas, kuris yra studijoje. Iš vienos pusės naujas kariuomenės tarnybos pratęsimas, iš kitos 10 000 religingų vyrų atleidimas nuo tarnybos. Kaip tai naudinga Benjaminui Netanyahui prieš rinkimus? Politiškai tai visiškai nepadeda, bet bent jau leidžia jam išlaikyti šį bloką. Šią koaliciją Netanyahu Likudą, Haredų partijas, taip pat žinoma ultrareliginės arba turiuomenį religinės sionistų partijas, Mostračiam Bengviras taip pat yra tame pačiame bloke, taigi jie eina į kitus rinkimus kaip vienas blokas. Tai svarbu Netanyahu. Jis mano, kad per šiuos 3 mėnesius iki artėjančių rinkimų, 104 dienas, Izraelio visuomenė bus įsitraukusi į daug daugiau dalykų. Arba skirtingus dalykus, kuriuos jis arba Izraelio visuomenė iš tikrųjų pamirš, arba bent jau tai nebus jų svarbiausias prioritetas. Tačiau tai yra tikrai svarbus klausimas Izraelio visuomeniai. Ir būtent todėl Netanyahu politiškai šiuo metu tikrai nukenčia. Ir jis aukoja tai dėl bloko, kaip jau minėjau. Dabartinė situacija yra tokia, kad 2 svarbiausi įstatymai ultraortodoksams buvo priimti, bet dabar ateina įstatymai, kurie yra skirti pačiam Netanyahu ir jo partijai. Mes kalbame čia apie generalinio prokuroro galios apribojimą iš tikrųjų, apie generalinio prokuroro pareigų atskirimą, taip pat ir naują žiniasklaidos reformą Izraelyje, kurią siūlo ministras Šlomas Karis, ir kitus įstatymus, kurie yra svarbus Likudui ir jų rinkėjams taip pat. Taigi matome, kad čia yra tam tikras susitarimas. Mes duodame jums tai, ko norite jūs duodate mums tai, ko norime mes. Ir sulaukėme kitų rinkimų, bent jau su tam tikru mūsų rinkėjų pasitenkinimu. Taigi toks yra susitarimas ir jis vykdomas diena iš dienos. Rytoj Knesete vyks daugiau balsavimų ir susitarimas arba paketas, visi įstatymai bus priimti iki penktadienio, nes tai yra diena, kai Knesetas, tai yra pirmasis Knesetas nuo 1988 metų, kaip sakėme, kuris užbaigė savo kadenciją, bus automatiškai paleistas. Ir pasakykite mums, kada iš tikrųjų prasideda rinkimų kampanija. Mes žinome apie susijungimus ir manevravimą prieš rinkimų dieną. Kaip tai atrodo? Taip, visų pirma turime palaukti pirminių rinkimų, bent jau Demokratų partijai, kurios pirminiai rinkimai vyks kitą pirmadienį, ir taip pat Likudo partijai, kuri tik vakar užbaigė Netanyahui rezervuotų vietų paskirstimą. 8 vietos, kaip minėjome, sąraše, kuriame bent jau didžioji dauguma jų yra realioje pozicijoje, iš kurios po kitų rinkimų tikriausiai bus išrinkti. Ir po to vyks Likudo partijos pirminiai rinkimai. Ir tada mes iš tikrųjų pamatysime, kaip prasideda kampanija. Tačiau jau dabar matome, kas čia yra varžovai. Netanyahu pasirenka Eizenkotą kaip pagrindinį savo varžovą. Aš sakyčiau, kalbant apie dešinį sparną, svarbiausias jo varžovas iš tikrųjų yra Libermanas, o ne Eizenkotas. Ir žinoma, artimiausiais mėnesiais kampanija vis labiau intensyvės. Ir apie visus šiuos įvykius vykstančius iki balsavimo dienos spalio 27-ąją praneša korespondentas Balivas Sadikas. Kaip visada, ačiū Jums.